baltą dokumentą, šabloną ir dabar pakalbėsim truputėlį apie pastraipas. Pastraipa yra nuo Enter paspaudimo iki Enter, tai yra nuo tokio Pi ženklo iki Pi, reiškia, pirmoji pastraipa dabar tuščia yra, jeigu aš parašysiu pastraipą, vėl negerai, pastraipa ir dabar, sakykime, pastraipos formatai arba formatavimas, formatai. Dabar, kad nereikėtų daug rašyti, o pastraipa vis dėlto turi turėti bent jau kelias eilutes, kad ji būtų tokia tikra, tai aš pabandysiu tuos du žodžius pasižymėjęs kopijuoti. Pasižymiu tuos du žodžius, jeigu aš į pažymėjimą paimsiu ir tą Pi ženklą, nesvarbu, kad aš jį matau arba nematau, bet čia vis tiek jis jau jaučiu stovi, ir kopijuosiu, toliau statom į galą kažkur ir bandom įklijuoti, paste. Klijuojam ir jis važiuoja man tokiu stulpeliu, vien dėl to, kad aš paėmiau reiškia, kopijuodamas paėmiau Pi ženklą. Pi ženklas yra pastraipos pabaiga, o nauja pastraipa turi prasidėti iš naujos eilutės, todėl ir važiuoja taip, klijuojasi tokiu stulpeliu. Kad taip nebūtų, tai jeigu norim, kad eitų vieną eilutę, sakykime, dabar ištrinu, tai reikėtų žymėtis taip, kad nepaimtumėm to Pi ženklo reiškia, būtent į pažymėjimą, dabar kopijuoju, statau į galą ir įklijuojam. Ir dabar galim įklijuoti kelias eilutes, sakykime, 4 eilutes. Taip? Dabar žymėsius visą pastraipą ir noriu pasidaryti, vėl kopijuosiu, paspausiu Enter ir įklijuojam dar vieną pastraipą, ir dar vieną. Turiu 3 pastraipas, reiškia, dabar vieną pastraipą truputėlį, kažką prirašykim, kad nebūtų vien tik tai 2 žodžiai, pavyzdžiui, lialia parašysim, lialia, taip, lialia, ir dar galim lialia parašyti, čia parašykim lia ir taip toliau. Dabar kas yra, reiškia, su pastraipom yra. Pastraipa yra pažymėta ta arba aktyvi, kurioje stovi žymeklis, kursorius, šitą. Jeigu norim kelias formatuoti, pavyzdžiui, 2, tai užtenka kažkaip pažymėti vienos ir kitos gabalą, tada jos abi yra pažymėtos ir jas galima formatuoti. Dabar turiu tą antrąją pastraipą, galbūt aš ją tokią formatuosiu ir pasidarysiu kažkokią kitokią spalvą, pavyzdžiui, raudoną spalvą, galbūt netgi paryškintą, tokią turiu. Taip. Dabar aš galiu pastraipą įvairiai centruoti lapo vidury, tai yra rašymo, reiškia, tojos srities vidury arba kraštuose ir panašiai. Dabar mano pastraipa yra prispausta prie kairės pusės, šita, kadangi čia yra, reiškia, žymeklis, galiu ją sucentruoti, galiu į tą pusę prispausti ir galiu pagal abiejus kraštus išlyginti. Prirašiau lialia, kad būtų truputėlį kažkaip kitaip atrodytų, jeigu čia, tai matot, kaip negražiai gaunasi, o jeigu taip, tai taip turėtų būti. Pavyzdžiui, pavadinimą, pastraipą šitą, aš turėčiau sucentruoti. Taip? O šitą būtent taip pastumti. Toliau yra labai svarbus dalykas, kaip, reiškia, yra tarpai tarp eilučių, yra intervalai. Šičia nustatom intervalus. Standartiškai yra 1, gali būti 1/15, o šiaip raštvedyba dažniausiai reikalauja 1,5 intervalo. Reiškia, kažkokius dokumento tekstus rašyti 1,5. Galima, aišku, pasirinkti ir kažkokį 3 intervalas. Toks būtų. Labai dideli tarpai tarp pastraipos eilučių. Pasidarykim standartinį, sakykim, tą patį 1,5 intervalo.
Toliau su pastraipom daugiau čia kaip ir nelabai yra tokių standartinių, reikia eiti į meniu ir yra paragraf, pastraipa, einam į meniu, yra dvi kortelės, reiškia atitraukimai ir yra puslapio lūžiai. Dabar šitas yra atitinka tuos 4 mygtukus, tai yra left center, reiškia sucentruota ir taip toliau, justified yra išlyginta pagal abiejus kraštus. Šitas yra sudėtingiams dokumentams, koks yra lygmuo ir taip toliau, galima pastraipai suteikti ir čia lygmenį. Toliau yra gana svarbus, reiškia, toks dalykas, kai pastraipa yra atitraukta nuo kraštų, reiškia, iš kairės ir dešinės, kol kas po 0 cm, pabandytim atitraukti truputėlį ir mes matysim, 4 gal per daug, sakykime, iš kairės 3, iš dešinės kokius 2 cm. Ir mes matom jau tame peržiūros lange, kad mūsų ta pastraipa, čia nelabai matosi, bet eilutės yra atitraukta nuo kitų pastraipų per tiek. Toliau pastraipa turi, reiškia special, turi pirmą eilutę ir visas kitas eilutės yra. Pirmoji eilutė, pagal lietuvių raštvedybą, reikalauja, kad būtų atitraukta nuo krašto, nuo kitų eilučių 2,29 cm. Ir dabar paspauskim OK ir pažiūrėsim, kaip gavosi. Reiškia. Dabar šita raudonoji pastraipa 3 cm nuo kitų, nuo paraštės, šitas yra 2 cm nuo reiškia, paraštės atitraukta, o pirma eilutė atitraukta dar nuo kitų tos raudonosios pastraipos per 2,29 cm. Reiškia, taip reikalautų. Jeigu aš nueisiu, galiu, reiškia, iš šriftus paspaudžiau, šitą pastraipą raudonoji aktyvi ir galiu atitraukti ne pirmą eilutę, o hanging padaryti ir tada visos kitos atsitraukia, nelabai aišku, kam tai daryti, reiškia, bet galimybė yra. Ir vėl darom, reiškia, kad pirma eilutė būtų ir šitos po tiek yra. Galima atitraukti net sakykime, į paraštę, jeigu aš, pavyzdžiui, padarysiu ne 0, o, pavyzdžiui, -1. Tada ta raudonoji pastraipa įvažiuos į paraštę. Šiaip standartiškai šičia turėtų būti 0, 0 ir čia turi būti 0, o pirmoji atitraukta. Kaip jau minėjau, čia yra tas mygtukas atitinka, kokie tarpai tarp eilučių yra, o šiuo atveju yra pasirinkta 1/2 eilutės, turim. Dabar šitie yra spacing before after, reiškia, yra nustato prieš ir po, kai pastraipa yra tarp kitų pastraipų išsidėščiusi. Reiškia, galiu nustatyti prieš kažkiek, sakykime, pavyzdžiui, 30, čia kas 6, reiškia, šokinėja, bet galima parašyti, pavyzdžiui, ir, 13. Reiškia, kai parašau 13, tai PT rašyti nėra būtina, reiškia, jis supras, kad tai yra PT ir paspaudžiu čia, čia 30, o čia 13 yra. Reiškia, galima nustatyti ir kitaip. Galima, pavyzdžiui, parašyti ne 13, o, pavyzdžiui, 1 cm. Tik tada jau, kadangi nerašom PT, tai rašom CM arba 10 mm. Reiškia, spaudžiam OK, ir čia yra tarpas tarp po pastraipą ir tarp kitos pastraipos yra 1 cm ir dabar jeigu sugrįšim vėl į pastraipas, kai matom, yra 1 cm pasivertė į 28,35 pt. Matom, koks yra, reiškia, tas pt dydis, visi tie dydžiai atėję yra iš spaustuvininkų kalbos. Reiškia, iš spaustuvininko kalbos. Toliau, reiškia, kalbant apie pastraipas, reikia žinoti, kad jeigu kitaip nenustatyta, reiškia,
kad sekanti pastraipa, tai yra einanti po šitos raudonosios, jeigu aš čia Enter paspausiu, gims tokia pati, kaip ir prieš tai buvusiai. Nu, jeigu aš kažką čia atspausdinsiu ir matot, ir raudona, ir taip pat atitraukta yra, ir visos jos savybės tokios pat yra. Reiškia, kad atsisakyti tokio paveldėjimo dažniausiai galima, sakykime, va čia kai rašom, nu, sakykime, va šitą pastraipą sucentruokim, nu, va taip padarykim, taip. Tai nauja pastraipa irgi centruota bus, bet jeigu aš noriu atsisakyti paveldėjimo, aš galiu pastatyti kursorių taip ir krašte rašysis, taip. Reiškia, jau bus atsisakoma kažkokio tai, nu, standartinio paveldėjimo. Reiškia. Toliau, kalbant apie pastraipas, reiškia, reikėtų turėti omeny, kai pastraipa elgiasi, kai, reiškia, einam iš lapo į lapą. Kai yra tas lapo vadinamas lūžis, vienas lapas baigėsi, prasideda kitas. Reiškia, nu, va čia atidarysiu porą dokumentų ir kad būtų aiškiau, reiškia, iškart bus matyti. Reiškia, va, vienas iš tokių dokumentų, va, turiu kažkokią tai tekstą prirašęs, prikopijavęs ir, kaip matom, yra viena va, pastraipa raudonoji, viena eilutė ir čia tarpas, antras lapas prasideda ir čia yra. Dabar standartiškai taip pastraipa negalėtų būti. Šita raudonoji pastraipa, reiškia, standartiškai turėtų būti užstatyta va, šitas paukščiukas, ok, ir tada, jeigu jis užstatytas, tai negali būti vienišos eilutės. Tai yra, jeigu čia buvo viena raudona eilutė pirmam lape, o kitos raudonos antram, tai taip neturėtų būti, visos eilutės turėtų būti raudonos, reiškia, negali būti vienos paliktos eilutės, tai visos raudonos eilutės į antrą lapą nukrenta. Nu ir dar toks kitas lygiai taip pat pavyzdys yra, reiškia, kai va, raudona eilutė va čia pereina taip, tada jeigu užstatysim šičia, reiškia tą paukščiuką, ok, tada jį parsitraukia, kad būtų bent jau dvi antram lape. Standartiškai šiaip šitoj lenteliai ir te turėtų būti, reiškia, vat, tik tai vienas paukščiukas, tada jokių bėdų neatsiranda. Kam naudojami šitie kiti? O, pabandom pažiūrėti kitus atvejus. Reiškia. Kiti atvejai, reiškia, būtų toks atvejis, kai mes rašom ir, reiškia, atsiranda staiga toks baltas, reiškia, lapo, reiškia, tuštuma ir kita pastraipa, va ta raudonoji, prasideda jau kitam lape. Daugiau čia yra bėda, o ne gerumas galbūt šiuo atveju, tada einam raudonoje pastraipą, stovim, aktyviai, einam į pastraipas, paragraf ir reikėtų nuimti keep line together, kad ne ta raudonoji pastraipa, ne visos eilutės būtų vienam lape. Tada jį pasidalina tarp dviejų lapų ir matot, vienam čia, kitam čia. Tai vat, keep line together gali būti, kad visos eilutės laikosi vienam lape. Aiškiai, daugiau bėda negu šiuo atveju, negu kažkas kitaip yra. Dar vienas toks niuansas. Va, rašom ir yra užduotis paliko čia, o jau pats užduoties, reiškia, tekstas yra kitam lape. Tai būtų negražu ir negerai, todėl užduotis pastraipai mes galim suteikti tokią savybę, kad keep with next, tai yra laikykis su paskesne pastraipa, spaudžiam OK ir užduotis visą laiką bus vienam lape su, būtent su šita sekančia pastraipa, reiškia, viskas gerai, visą laiką bus gražu. Dar vienas niuansas yra toks, reiškia, rašom. Reikia išvadas rašyti naujam lape, kad būtų gražu, tai išvados pastraipai galima pritaikyti ir tokią savybę page break before, tai yra, kad visą laiką išvados prasidėtų iš naujo lapo. Bet gali būti ir bėda, jeigu aš
nežinodamas, kad išvados pastraipa turi, išvados turi tokią savybę, paspausiu Enter šičia, tai dabar mano kiekviena pastraipa bus vis naujam lape, vis naujas lapas. Reiškia, toliau reikėtų tokią savybę ir čia nuimti, sakykime, reiškia page break, tada jis pareina čia ir dar viena yra, šitą tokią pat turi. Ir turim tokios, reiškia, pastraipas. Truputėlį grįžtam prie kopijavimo iškirpimo. Jeigu man reikia, pavyzdžiui, kažkokius, šitos lela, pavyzdžiui, aš galiu juos iškirpti ir pastatyti kažkur pačiam gale ir įdėti, klijuoti. Taip, aš galiu, reiškia, sakykime, kokie čia dabar formatai žodį, kopijuoti ir kažkur, kitam vietoje, sakykime, patį galą aš dėlioju, įklijuoti. Bet dabar viskas eina po vieną, reiškia, gabaliuką, reiškia, sekantis jau lela yra užmirštas. Jeigu aš noriu turėti kelis nusikopijavęs ir paskui juos atitinkamai dėlioti, reikėtų paspausti clipboard, reiškia, atminti, yra, matot, formatai. Jeigu aš dabar paspausiu, pavyzdžiui, žodį pastraipą nusikopijuosiu, reiškia, copy, atsiras formatai. Jeigu aš nusikopijuosiu tą patį iš čia, sakykime, lela, kokį nors vieną žodį lela kopijuosiu, atsiras lela. Ir dabar, jeigu aš noriu dėlioti kažkur naujoje eilutėje, aš galiu pastraipą dėti, formatai dėti, lela, galiu visus įdėti iškart ir taip toliau, reiškia. Kažkokį vieną galiu, reiškia, pavyzdžiui, ištrinti, ar dar kažkokią, čia tą nesąmonę paimti ir kopijuoti, jis atsiranda šitoj vietoj. Galiu visus ištrinti. Tai yra patogu, kai reikia, atitinkamai daug dėliojimų yra ir galima naudotis šitą clipboard atmintine. To nereikėtų pamiršti, tai yra gana patogu ir taip toliau. Kitas dalykas su įklijavimu. Jeigu aš turiu čia, sakykime, mano lela yra raudoni, aš juos kopijuoju, aš galiu, sakykime, čia juos arba dar kur nors, čia viršų įdėti. Ir dabar kaip aš galiu įdėti, reiškia, galiu, reiškia, laikyti formatavimą, raudonas bus, galiu, reiškia, pavyzdžiui, įdėti tik tai tekstą, o čia jau formatavimas išliko, dabar aš nuimsiu tas, nutrinkim ir dabar dėsim sujungimas formatavimo yra, ir raudono nebeliko. Jeigu aš vėl nutrinsiu, nes, reiškia, galiu įdėti tik tai text only, tai yra tik tai tekstą įdedu be jokio, reiškia, raudonumo ir taip toliau. Reiškia, galima įvairiai dar dėti. Reiškia, ir, reiškia, laikyti tą visą lela raudoną ir paryškintą, galima jį apjungti, reiškia, tai būtų pajuodinta ir bet ne raudona, ir galima tiesiog įdėti lela, paprasčiausiai be jokių, reiškia, juodas bus ir viskas, jokių nebebus raudonumų ir paryškinimų. Tai tiek būtų apie, reiškia, kopijavimą, iškirpimą ir įklijavimą.